Po daugybę emocijų sukėlusių Lietuvos futbolo rinktinės rungtynių su futbolo pradininkais anglais atsinaujins Lietuvos čempionatas. Šį savaitgalį vyks ketverios 31 turo rungtynės. Buvęs Lietuvos rinktinės treneris Algimantas Liubinskas tvirtina, kad Lietuvos rinktinės ne tik prastas žaidimas, bet ir futbolininkų išsišokimai ir atsisakymas bendrauti su žiniasklaida pakenks ir šalies čempionato populiarumui ir lemiamos A lygos kovos nesulauks laukiamo futbolo sirgalių dėmesio. Galiu drąsiai pasakyti, kad matyt komandų nėra nei kapitono, kuris formuotų nuomonę, tai, sakykime, kai mūsų laikais buvo Skarbalius, kai buvo Danilevičius ir nėra supratimo, dar kartą kartuoju, elgesio, kaip turėtų elgtis futbolininkas, jis negali šitaip daryti. Jis negali šitaip daryti, nes šiandieną jis žaidžia. Kaip jis žaidžia dar, sakykime, mes dar neturim nei vieno, nei Ronaldo, nei Messi, nei kitos žvaigždės. Mes turim tik tai tokius žaidėjus, kurie pradeda žaisti, kurie gal ir nežaistų tikrųjų gerų futbolo. Ir save prieš pastatyti prieš visą tautą, prieš visą liaudį, tai yra mažiausia kvaila. Pirmas dalykas turėtų suprasti treneris, kad jis yra viešas asmuo ir viešas asmuo yra 24 valandas, kadangi yra rinktinės ir treneris. Kitas dalykas žaidėjai. Žaidėjai tai yra, kaip sakykime, kaip spektaklio dalyviai. Ir tas jų kvailas nebendravimas ar nusistatymas, tai pažiūrėkime, jeigu geras spektaklis, tai pilna žiūrovų, jeigu spektaklis prastas, tai jis nušvilpiamas, jį neįnama. Nebūk užsispyręs, vieną kartą apsirengtą kostiumą normaliai, tave puola dėl to sportinio kostiumo, tai nusiim galbūt jį, kam reikia kovoti prie žiniasklaidą, kuri, reikia atsiminti, kaip teisėjas visuomet teisus, tai prie žiniasklaidą bus teisė. Kartais reikia pratylėti, trūkumas tos diplomatijos ir nusiteikimas savęs prieš visuomenę, prieš visus, manau, kad čia neprideda mums garbės. Ilgiausiai Lietuvos rinktinę treniravęs Liubinskas negaili kritikos dabartiniai šalies reprezentaciniai komandai, tačiau teigia, kad rinktinė nėra beviltiška. Ta futbolininkai rodė lygiosiomis sužaidę Slovėnijoje, tačiau tai buvo tik reta išimtis. Su slovėnais, jeigu ne 11 metrų baudinys, tai nei kartą būtume nesmūgę į vartų plotą. Bet tai visumoje, tai aš manau, kad priežastys yra čia įvairios. Vienas dalykas, jeigu žiūrėkim taip, taškų surinkimas, tai galima būti taip patenkinimai vertinti. 10 taškų tai visumoje, tai dar kai kitos grupės surinkė. Tačiau tas nuteikimas savęs, tos beviltiškos varžybos, tas momentas atsisakymas patyrusių žaidėjų ir kitas dalykas traukimas kažkokių žaidėjų, kurie tikrai nevertė rinktinės. Aš tikrai matau, kad šitą komandą papildžius patyrusios žaidėjas tikrai gali pasiekti rezultatą. Aš nepasakyčiau, kad tai mūsų beviltiška komanda, bet nesugebėjimas sukomplektuoti komandą, nesugebėjimas nuteikti, matyt ir davė tokį rezultatą. Po Igorio Pankrativo atsistatydinimo teks ieškoti naujo trenerio. Paklaustas, ar tarp kandidatų yra ir Liubinsko pavardė, buvęs treneris nevyniojo žodžių į vatą. Ne, Liubinsko tai tikrai nėra, nes Liubinskas kritiškai pasisako, o šita federacija nemėgsta kritikos ir jeigu jam pasakai teisingus žodžius, tai tu tampi jų priešų, tai taip, kad aš ten turbūt jau stiprus persona non grata. Ir nemanau, kad čia pagrindinis momentas yra treneris. Pagrindinis momentas yra visa aplinka, yra, sakykime, požiūris, yra sistemos nebuvimas ir ateis vienas. Dabar čia labai lengva viską nurašyti ant trenerių. Reiškia, tas blogas jis sugriovė, ateis kitas, visos viltys su kitu praeis kiek metų, vėl grausim ir vėl statysim. Čia man toks vaizdas, kad gal pagaliau mūsų ta Lietuvos futbolo federacija tikrai turėtų būti Lietuvos futbolo federacija, o ne tai uždarų ratų žmonių federacija. Realiausiais kandidatais užimti Lietuvos futbolo rinktinės trenerio postą laikomi Edgaras Jankauskas ir buvęs Žalgirio treneris lenkas Marekas Zubas. Naujas rinktinės treneris tikriausiai bus paskelbtas tik kitais metais, nes šiemet rinktinė jau neplanuoja žaisti kontrolinių rungtynių. Kovinių sporto šakų gerbėjai kviečiami į Vilnių Siemens areną, kur vyks Europos tradicinės karatė čempionatas. Jau 32 kartą vyksiančiose senojo žemyno pirmenybėse kovos beveik 700 įvairaus amžiaus grupių sportininkų. Čia vyks ne tik suaugusiųjų čempionatas, bet ir jaunių ir jaunimo varžybos bei Europos vaikų taurė. Lietuvai Europos čempionate atstovaus 150 sportininkų. Tikimasi, kad šeimininkams pavyks iškovoti 4 ar 5 medalius. Savaitgalį Vilniuje aidėjo šūviai. Lietuvos olimpinio sporto centro šaudykloje vyks Vilniaus didžiojo prizo varžybos. 5 metus iš eilės rengiamose šaudymo varžybose taiklumą išbandys daugiau negu 60 šaulių iš 7 valstybių – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, Rusijos ir Baltarusijos.
Kaune kryžiuosi špagos. Populiarėjant fechtavimui antrus metus iš eilės rengiamos vieno garsiausių šalies fechtuotojų ir trenerių Juozo Subačiaus atminimo taurės varžybos. Tarptautinėme turnyre Kaune dėl čempiono vardo kovos daugiau negu 30 fechtuotojų. Savaitgalį 5 Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Po 4 turų lygoje pirmauja visas pergalės iškovoja Vilniaus Lietuvos Rytas ir Kauno Žalgiris. Trečioje vietoje yra 3 kartus laimėjęs Prienų Vytautas. Po 2 pergalės turi Klaipėdos Neptūnas, Pasvalio Pieno Žvaigždės ir Utenos Juventusas. Toliau rikiuojasi po kartą laimėję Kėdainių Nevėžis, Panevėžio Lietkabelis ir Alytaus Dzūkija. Pergalių kol kas neturi Šiaulių krepšininkai. Centrinės vyrų rankinio lygos rungtynės vyks penktadienį. Šalies vicečempionai Alytaus Almeidos Stronglaso rankininkai priims ambicijų medalius susigrąžinti neslepiantį Kauno Granitą. Alytaus klubas laimėjo visas 3 rungtynes ir kartu su čempionu Klaipėdos Dragūnu dalyjasi lyderio poziciją. Granitas kol kas sužaidęs tik 1 rungtynes, nes dauguma Granito kario rankininkų dalyvavo neseniai vykusiame pasaulio kariškių čempionate. Paskutinis turas prieš žiemos pertrauką vyks Lietuvos vyrų ir moterų žolės riedulio čempionatuose. Žolės riedulininkai sekmadienį rungtyniaus Vilniuje. Čempionate pirmauja visas 3 pergalės iškovojusi Širvintų komanda. 2 pergalės iš tiek pat galimų turi Šiaulių Klevas. Čempiono Vilniaus Ardo klubo sąskaitoje po 1 pergalę ir pralaimėjimą. Vilniaus Žuvėdra patyrė visas 3 nesėkmes. Moterų čempionato turas vyks šeštadienį. Čempionate užtikrintai pirmauja daugkartinės šalies čempionės Šiaulių Gintros žolės riedulininkės. Jos iškovojo visas 5 pergalės. 1 pergalę nuo čempionių atsilieka Vilniaus Tauras, 2 kita sostinės komanda Žuvėdra archyvų sistemos. Po šio turo Lietuvos čempionatai atsinaujins pavasarį. Žiemą žolės riedulininkai rungtyniaus uždarose patalpose.